Sveiki! Labai džiugu, kad sugrįžote pažiūrėti, ką mums pavyko nuveikti šį kartą mūsų troboje. Dabar trumpai apžvelkime, ką padarėme praėjusią savaitę. Pasidarbavome iš pieties ir baigėme tvarkyti mūsų neįrengtą namo dalį, dėl ko labai džiaugiamės. Stebėjome stipriai ištvinusių upelių bei ledonešių, kuris nusprendė tiesiog pratekėti pro mūsų teritoriją. Nors neplanavome, bet nusprendėme atidengti ir užkaltas duris. Buvo labai įdomu, kas slepiasi už tų lentų. O dabar tęskime šią istoriją ir atverkime duris iki galo. Tai nusprendėm su Ramūnu, kad einam iš kitos pusės ir atidarom šitas duris. Tau duosiu plaktuką darbą. Čia yra plaktukas. Tai tas vienis, kur išlindusias, truputį įleisk į vidų. Aš jaučiu, nes plaktuką netaisyklingai laikau. Tai šitam kambarį kažkur yra tos duris. Tai aš tada imu paveikslus, ne? Gerai. Tai gal čia pakabinam kilimą? Iš šitą vietą? Jo, iš pradžių toj pusėje gal pakabinam kilimą, nes mes jo tikrai nelankstysim, tokią grožę slėpti, nes būtų nepadoru. Ir kaip čia buvęs? Šitą staliuką nunešam irgi prie kilimą. Podcastą, dabar šitoj vietoj kažką padarysim. Susiesim su Ramūnu vien prieš kitą ir padiskutuosim svarbiom gyvenime. Gerai. Tai dabar apžvelkim, ką turim čia. Tai va, išsikraustė viskas labai gražiai. Grindys papausias gerokai. Gerai, kaip galvoji, reikia mums kaukiam? Manau, kad, jo. Taip. Na gerai, pradeda lūpti. Tai gal nuo anos pusės? Kurios? Nuo anos? Gerai. Mama, daug gipso, bet... Su gipsu sudaruosiu. Aš nuimu viršų, Aha. tau tą palieku. Tai ne, gerai. Kur pasiekti. Aš čia vargstu, o Ramūnas jau baig pusę namą nugriaus. Tokiais gabalais lupu. Nu, bandom. Na kaip atrodom, profesionaliai, kaip dirbam. O, kaip atrodom. Atrodo, kad čia tikrai griovėjai yra. Pirmas, vaidis. Aš nežinau, kad čia laikraštis kaip tai. Atsiprašau. Sens laikraštuks, kažkas čia apie žemės ūkio inspekciją. Jau tada buvo nesutarimą dėl žmonių dirbančių kažkokį darbą ir jų išsilavimą, nes čia yra rašoma, kad tuo tarpu RTS direktoriams jų darbą yra sunku suprasti, nes beveik dauguma jų, tų direktorių, pagal specialybę yra inžinieriai mechanikai, o žemės ūkio institucijoje neįskaitau agronomas. Kažkas neįskaitau ir agronomas. Nu, tai va, jau tais laikais buvo problema. Einam duris atidaryti. Gerai, aš einu ten, iš ten. Aha. Nu, bandyk. Pabandau atidaužti, automatą aukščiau dėkau, trenkti. Gerai. Biškį nusivyliau. Iš anos pusės gražiai, neatrodo iš tos pusės. Bet... Atrešusis. Sveiki. Peršo! Oi. Tai čia stiklai, bėdži. Gerai. Iš naujo. Sveiki. Ai. Užsirakinus? O, trenk kažko darai. Tu pasižiūrėk, kokias jos perlinkusios. Gal pažiūrim.
Net mano netokias geras akis mato, kad čia yra negerai. Bandysiu remontuoti dabar, ne? Net... Tai tu gal kitą kartą traktus pasim, gerai? Kitas įkniams yra, kad? Na, laikys. Laikys. Nagi. Užeinam pro nuostabias duris. Ir va taip pat, tvarka, gražu, švaru. Tai mano, mes kaukės lauko ir einam pailsėti. Jo, einam arba tikės atsigerti ir pasižiūrėsim, ką toliau darysim. O gal šiandien nieko nebedarysim, bet Ramūns tai nenori nieką nedaryti, tai nežinau, to išsikalbuosim abu. Tai dabar mūsų planas yra toks, kad pabandysiu šiek tiek apsitvarkyti. Ir va, kiek dulkių yra. Ir tada važiuosim namo. Apsitvarkiau, truputį apsitvarkiau. Ir dabar, kol laukiau Ramūną, iš sienų vinis nupau. Ir tie čia ras, tai žiauriai blogi yra. Čia. Tie. Žinai, dėl ko? Matau puzras. Matau čia. Vėlį, kai traukiu, tiesiog smėlis byr. Tai va, turim blogų vidinių raštų. Na tai žodžiu, bet vis tiek, bet kokiu atveju transliaciją šiandieną baigiame. Ačiū, kad žiūrėjot ir žiūrėkit toliau. O jeigu jums patinka, tai nepamirškit paspausti patinka. Nes mums tai patinka. Kelias minutės ir jau turim laužą. Labai smagu, iš karto tokia šiluma. Žiūrėjom į laužą. Eina aš tvorą ardyti. Dar noriu iš tikrųjų tos medžius eglės išlaisvinti iš to šniuriuką, kurio čia nelabai matas. Yra jau padaryta šiek tiek demedžo, nes yra įaugę. Ir nukirpsim šitą, kad eglutėms daugiau neskaudėtų. Niekada. Atsinešiau tokį įrankį, nežinau, ar man pavyks, bet pabandom. Let's try. Ramūnas sakė gražiai susukti, jeigu pavyks. Susuksim, sulanstysim ir būsim medžiukus išgelbė. O dar matau. Bet čia vat yra tiesiog virvė. Ir jinai yra įaugusi visiškai. Neis ištraukti jau jos. Atva, kiek rėžių palikta per visą. Skaudėjo medeliui. Einam pas Ramūną pažiūrėti. Nu ir kaip Ramūnai sekasi? Nu. Labai daug vandens yra. Ne? Tai va, vandens yra iškart Ramūnai tik pakasus. Nu tai ką, teks kasti prūdą tada? Čia prūdui tikrai būtų vandens irgi. Tai polius darysiu kas 1,10 m. Aha. Šiaip laikinu. Nu, daug svorio čia nebus. Ne, tai čia tik tos lentos bus, Tai kurios bus 10 geras polių. yra. Nu, turiu jau 3 duobes, dar 7 reikia. Tai Ramūnas baigiau pirmą liniją išsikasti, o aš einu tada tvorą nuardyti. Tai aš noriu nuardyti šitą tvorelę, kuri yra čia palei namą. Tai Ramūnas sakė, kad man nepavyks. Manau, kad čia sudėtingiausia bus iš tų žolių išrauti tą tvorelę. Dabar galvoju, kas čia man sakė, kad aš kažko negaliu. Iš tikrųjų, tai sveikinus. Šiaip buvo nepritvirtim. Pabandom panaudoti visą liūto jėgą. Iš tikrųjų, neįnasi taip, kaip norėčiau. Galvau, kad bus lengvai, bet nesigauna. Bandom į kitą pusę vėl eiti. Nu, rupūžiai. Nu, dar vieną. Nėra taip lengva, kaip atrodo čia. Nu va, ir išraukiau.
Nu ir paskutinis, bet jis pėdinis. Ir va. Tai va. Dabar truputį pailsę ir ateisiu lipti į tvorą. Gal dar netyčia Ramūnas norės prisijungti. Žodžiu, jinai yra įaugusi. Gal užkabink ten kažkur. Ropiniai. Gal paliekam, atlydžiai. Bandom iš anos pusės. Ne. Tai vėl įsikūrėm savo terasą laukinę. Ramūnas jau polius baigė sustatyti. Tai aš dabar nusprendžiau, kad noriu šitos soliukus nardyti. Jisai tam visiškai nepritarė, bet nu ką padarysi. Tai reikia dabar dviračius nusistumti kažkur. Kur mažiukai dviračius stumti? Tai pastatau prie viralinę. Tai mums reikės plaktuko. Ir einam pabandyti. Pažiūrim, ką termometras pas mūsų rodo. +1. Ir dabar nuo ko čia pradėti. Nu va, vieną pusę atkavinau. Nu gerai, turim dar vieną. Šitą jau matau, rimčiau yra prikalentas. Tai bandom šitą nuimti. Beveik. Ir dabar kitą pusę tą patį. Nu gerai. Bandom ir neišrovus iki galo. Tu manim nesididžiuoji? Antrą padaryk. Turim dar vieną lentelę. Dar gražesnė. Atradimai. Tai dabar aišku, viską, ką pasidariau, turiu ir susilaikyti. Žiauriai sunku, bet nuverta. Iškart vaizdelis pakito. Einam pas Ramūną. Tikrai ne iki galo aišku, ką Ramūnas čia stato, bet aš tai paaiškinsiu. Susitvarkius neįrengtą namo dalį atsirado labai daug dar visai gerų ir naudojamų lentų, bei kitų daiktų, kuriuos kažkur reikia laikyti, o ant lauko tiesiog palikti negalime. Ir nusprendėme, kad reikia greituoju būdu suręsti kažkokią pastogę. Tai va, šiuo atveju mums dabar pasitarnaus seni panaudoti poliai. Ramūnas dar čia kažkaip padarys. Sudėsim daiktus ir apdengsim plėvelę. Juk svarbiausia, kad neužlytų. Ramūnas man sakė, kad nedėčiau šitos dalies į video. Nu, bet šitas juk čia tik laikinai. Ir negrožisgi svarbiausia. O ir išlaidos nulinės. Tai mums reikia ardyti jau šitą dabar. Jo. Ramūnas tiesia plėveles ir eisim lupti stogą nuo šito. A girdit? Tai aš nuimčiau šiferį ir tau paduočiau, kad tu apvalytum tuos skerpes. Jo. Štai taip lakštas po lakšto Ramūnas nuima nuo mūsų griūvančios smilkinės stogo dangą, o aš griaunu ant šiferio lakštų susidariusią ekosistemą. Kodėl? O tam, kad būtų galima gražiai juos sudėti vienas ant kito. Aišku, dar gal kažkam iškils klausimas, kodėl mes gryname ore dirbame su kaukėmis. Tai ši stogo danga yra asbestinis šiferis, o asbestas yra pavojinga medžiaga. Na va, liko paskutinis lapelis Ramūnui nuimti. O viskas atrodo taip. Ir čia tiek šiferių turim. 44 lapai. Na, einam į vidų pažiūrėti, dabar vis tiek svorio nebelika. O šiferis yra velniškai sunkus. Tas viens lapelis jaučiu yra apie kokį 10 kilogramų.
Tai va viskas ir atrodo čia vidurį. Dabar aišku, irgi nėra labai smagu vaikščioti, kai tokie viniai išlindė. Ramūnai, ko mes galim jums pasitarnauti? Čia tik parodysiu. Iš tos pusės. Aš jau dabar žinau tavo planą. Ir dar nenuvirta. Nei laikos, ne? Laikos. Nu tai ir gerai. Jeigu taip nori ir gal suvėti. Nežinau, ant ko čia laikos, jeigu atvirai. Tai ką, einam iš šono? Bet jo linksmiau. Galvom, kad čia greitai, ane? Tai ras. Viskas, kas liko iš mūsų malkinės. Nu ką, baigiam. Štai tiek mums pavyko nuveikti šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo.